Ruošiantis statyti namą visuomet verta pagalvoti, gal jis gali būti nedidelis iki 80 kvadratų, o poreikiui esant pasinaudoti galimybę ir jį praplėsti. Žmonės apsisprendę statyti nuosavą namą dažnai pradeda galvoti, kad tas namas turėtų būti nuo 100 kvadratinių metrų ir daugiau. Aišku, niekas nenori užsimoti per daug tų kvadratinių metrų, nes Lietuvos klimatiniam sąlygom, kai šildymo sezonas trunka kone pusę metų, įtakoja tai, kad žmonės nenori tiesiog išlaidauti eksploataciniam reikmėm namo. Tai tas veiksnys yra galbūt net lemiantis apsisprendžiant dėl namo dydžio. Nors mums kaip architektams labai gaila, kad, pavyzdžiui, žmonės nuodugniai neišanalizuoja savo poreikių. Galbūt jie patogiau galėtų gyventi ir mažesniuose namuose, pavyzdžiui, ir 80 kvadratinių metrų namuose. Pavyzdžiui, žmonės dažnai sako, kad man reikia miegamojo vos ne 18 kvadratų, bet miegamasis yra tokia patalpa, kurioje tu praleidi sąlyginai mažai laiko, tik naktį. Tai galbūt tam miegamajam užtektų ir 10 kvadratų, juk ten turi būti tik lova ir spinta. Tai tų miegamųjų sąskaitą galima būtų sumažinta namą iki 80 kvadratų. Galbūt ten dar kažkokios patalpos atsisakyti. Mažas namas yra greičiau pastatomas vien dėl to, kad jam nereikia papildomų dokumentų, kaip pavyzdžiui statybą leidžiantis dokumentas, tik išimtinais atvejais, pavyzdžiui, jeigu tas namas statomas mieste ar valstybinėse parkuose, rezervatuose, tada jau reikia rašytinio pritarimo. Bet bendru atveju, kai pavyzdžiui pastatas yra statomas kaimo teritorijose, jam net nereikia ir rašytinio pritarimo. Tai labai palengvina tą patį statybos procesą, nes žmogus sutaupo ir laiko, ir pinigų, nes automatiškai mažas namas, mažesnis statybinių medžiagų sąnaudos ir tuo tas mažas namas yra patrauklus. Be to, mažas namas, 80 kvadratinių metrų, jis įstatymiškai apibūdinamas kaip nesudėtingas statinys. Jo parametrai būtų 80 kvadratinių metrų, jo aukštis yra iki 8,5 metro. Ir jo tarpatremis tarp laikančių konstrukcijų yra 6 metrai. Tai tie 6 metrai yra geri tuo, kad tą namą galima pasistatyti tiesiog ūkiniu būdu. Ir tai, aišku, irgi sutaupo tiek pinigų, tiek laiko. Galiu parodyti vieną iš projektų, kurį neseniai atlikome. Tai yra 80 kvadratinių metrų namas, labiau tradicinių formų. Matome čia fasadus. Yra galimybė čia yra numatyta pavėsinė automobilių, bet jeigu laikui bėgant atsiras poreikis garažą įsirengti, tai lengvai čia pastatomas sienas. Aišku, tada reikėtų rekonstrukcijos projekto. Galime pasižiūrėti planelį. Tai čia viskas tikrai labai funkcionaliai suplanuota, kaip ir kiekvienam name Lietuvos klimatiniam sąlygom yra, aišku, tambūras, kuris funkcionuoja kaip buferinė zona tarp lauko ir vidaus. Yra erdvi svetainė, virtuvė su valgomuoju, 2 kambariai miegamieji ir net telpa drabužinė. Ir aišku, vonios kambarys. Čia, kaip minėjau, jau yra numatyta automobilių pavėsinė, kuri galbūt kažkada taps garažu. Antram aukšte galima įsirengti ir daugiau miegamųjų, ir drabužinės gali atsirasti, ir vonios kambarys. Žodžiu, tas antras namo aukštas įrengiamas kaip tokia poilsio zona, kurioje suprojektuoti miegamieji kambariai.